Mes jau atskrydom į Korfų ir dabar einam ieškoti mašinos. Ir labai keistai aš išsinuomavau mašiną šį kartą per Viberį. Tiesiog radau Facebook'e grupę. Tai tikiuosi, kad niekas mus neapgavo. Ir dabar ieškom baltos Opel Corsa ir viskas. Kaip tau skrydis buvo? Blogas. Aš sėdėjau vaikų darželį, galvojau, to išprotėsiu. Tai kol kas atrodo, kad bus neapgavo, nes nors atrašinėja, sako, kad važiuoja. Tai gerai. Ne, nu mes pinigų nemokėjom dar. Nu, bet mašinas neturėsim, žinai. Nu, bet tai kaip apgautų? Jiem nėra tikslo tada apgautų. Nu, gal ir jo. Bet žinai, taip, ai, nepavyko ten ir kažkas. Tai lauk. Gerai, kad nors atrašinėja. Sufilmuj. Važiavo mūsų mašiniukas. Welcome. I'm Dimitri. Nice to meet you. Hello. Put your stuff there. I wish you good holidays. Yeah. Only the weather, the last 2 days is a little bit cloudy. Yeah. For example, the north part of the island is more beautiful. Paleokastrica, Sidari, Enough. Cassiope. Yes, all these locations. All this location, yeah. From here, Yeah, from here until all this here. Yeah. Mašiniuką mes gavom, neapgavo, viskas gerai. Karolina valgo močiutės kibinus. Atvežė į Graikiją. Mes pirmą kartą Graikijai. Pirmą kartą. Dar nelankyta šalis. Tai mašina kainavo 480 eurų su galimybė persikelti į Graikiją. Jo. Plius 100 eurų persikėlimas. Taip 308, jeigu čia važinėt Korfų. Bet mums 2 savaitės Korfų, tai čia nėra ką veikti. Tai dabar važiuojam link viešbučio. Šiandien mes užsakėm 1 naktį. Ir kitų nakvynių dar neturim. Jo. Pirmas įspūdis išvažiavus iš oro uosto, tai Graikija panaši į tokį sąvartyną biškelį. Su motoroleriais čia jau be šalmų važinėja. Nu, man tai grinai Turkija primena. Pažiūrėsim, kokia bus mūsų nuomonė atostogų gale. Nevažiuok per dubes, nes reikės vykti. Išvažiavom iš miesto ir važiuosim tokiais šalutiniais keliais, daug serpantynų. Karolina parodys lifehacką, ką pykina nuo serpantynų, tai gali... Tai yra travel tabletės, imbiero pagrindu rasite vaistinėje. Ir jos tikrai padeda, jau patikrinta. Tai Karolina va sustojam išgirę ir važiuosim toliau. Nu ir kaip ir Karolina sakė, kad toks iš pirmo žvilgsnio atrodo bomžynas biški. Pirma apžvalgos aikštelė, tai visai gražu. 10 km ir mes jau kitoj pusėj salos. Iš viršaus tikrai gražu. Labai gražu. Bet kai nuleidai žvilgsnį žemyn. Jo, svarbiausia nežiūrėti į apačią. Nu, šiukšlynas, netvarkinga. Rumunijai net tokių dalykų nėra, kur atrodo, nu, kaip tik turėtų būti, ne? Jo. Susitvarkis labai Rumuniją, galima pagirti, o Graikijoje. Čia Nu, pirmas žvilgsnis. Taip, tai pirmas įspūdis toks. Bet gražu. Norėjom važiuoti prie jūros, pasimaudyti, bet lietus prasidėjo. Tai atvažiavom į dar vieną apžvalgos aikštelę. Jau ką tik buvom va ten va pačioj. Ir padarėm tokį didelį ratą. Ir pakilom labai aukštai. Gražu. Ir čia žiūrėk, šiukšlių nėra. Pažiūrėjai, ką galima išmest, sakai? Jo, lyja, gaila. Nu, bet jaučiasi, kad labai žalia sala. Tokios džiunglės. Važiuoji ir toks jos, kad toj beždžionė išbėgs arba šoks ant mašinos. Nu, lyja lietus. Pamatėm laukinės granatas greičiausiai. Tokios prinokusios. Susprogusios.
Va, žiūrėkite kokias. Nu vieną paragauti. Bet čia grinai tokia laukinė, žinok. Tai granatų pavadinimas nuo to ir yra, kad jos sprogsta. Nuragausim. Degustacija granatų. Pirmas vaisius. Ne. Kas ne? Kam tu į mano rankas? Tai tu laikyk. Nu, sakyk. Skaniai, dar pakankamai maži grūdeliai, bet sultingi. Kaip pas mus būtų parduotuviai. Nes dar biški trūksta, man atrodo. Bet šiaip skaniai. Ko to trūksta? Čia Dydžio. laukinės, žinok. Dydžio. Kur didelės papuvusios. Man atrodo, granatus labai gerai kraujuje, kam ten. Jo. Marius tai Lietuvoje niekada nepirktų granatų, nes nemėgsta jų. Nelabai mėgstu. Nepurvink mašinos, nes 60 eurų kliningas. Net iš išorės parašyta. Šiandien gaunasi tokia aklimatizacijos diena. Lietus lyja, mes tokie šiek tiek pavargę. Tai atvažiavom iki viešbučio. Nežinau, nunešim daiktus ir eisim gal prie jūros. Gal eisim, jeigu nebus lietaus. Šiaip užsisakėm mes pigiausius apartamentus, man atrodo, visoj saloj. 24 eurų. Persikėlėme į numerio apžvalgą, tai turime labai nedidelius apartamentus. Vonios kambarys iš tiesų prastas, bet mes nieko daug kur nesitikėjome, bet visą reikalą atperka į kurią pusę? Ne tą darai. Ne į tą pusę, į šitą. Atperka vaizdas su balkonu. Ir šitas numeriukas kainavo 24 euriukus, nes čia buvo kažkokia, man atrodo, bookingo klaida. Tai aš manau, kad šioje kelionėje bus patys pigiausi apartamentai. Važiuosim į viršų salos, ten viskas brangsta. Ir norim papasakoti jums vieną lifehacką, tai čia buvo pagalvėlės, kad būtų patogu skristi oro uoste, bet mes išsiemam vidų ir tada ten aš sukišau kuprinę ir kojinių labai daug savo, o pas Marių jo apatiniai ir kojinės. Čia kas skrenda su rankiniu bagažu ir su dronu, su technika ir bando taupyti vietos. Pas mane pusę kuprinės užima dronas, GoPro, visokiausi reikmenys. Nes turėkite omenyje, dabar Reneiras ir visi tie pigūs skrydžiai labai stengiasi uždirbti ant bagažo. Sugriežtino jo, visus tikrina, visus verčia kišti į tas dėžutės, kuprinės jo. Tai turėkite omenyje. Įsikūrėm apartamentuose ir dabar tradiciškai važiuosim valgyti. Jau lietus nustoja lyt. Toj saulė išlys. Važiuosim prie jūros, maudytis. Karolina nepaėmė netgi maudimuką, sakė nesimaudys. Korfu yra labai siauros gatvelės, kad dvi mašinos čia prasilenkti beveik negali, su parkingais yra labai sunku, net su tokiom mažytėm mašinytėm. Tai dabar Marius bandys čia įklijuoti mašinytę, bet ne faktas, kad kita priešais pravažiuos. Rankinį užtraukė. Pravažiuos. Tada dar žemiau piškį pasileis, nes čia dar daug vietos. Mes atvykome į nedidelį žvejų miestelį Pentanti ir dabar eisim valgyti. Valgyti jo. Turėtų būti neturistinė, bet manau bus ir tuo pačiu ir turistinė vieta, nes labai geri atsiliepimai. Labai daug jų ir miestelis iš tikrųjų labai mažas. Labai mažų. Net nesitikėjau, čia atsiliepimų man atrodo apie 700. Taip. O įvertinimai 4,9 Google, kas yra labai gerai. Come here. Okay. This is a grilled pork. This is lamb. This is mixed grill. And this is Greek sausage, okay? Πάμε.
This is pasta. Yes. This is beef. This is sauce special for the pasta. Yeah, beef. And this is finished. And here is anchoa, salmon, and dorata. Paimk vieną kėdę. Čia gal biškį veiksmo buvo, žinai. Labai neįprastas restoranas, meniu neturi, bet labai draugiškas šeimininkas, brūkšnelis virėjas tuo pačiu. Ir jisai mūsų įleido tiesiog į virtuvę, parodė viską, atidarė visus ten puodus, viską aprodė ir taip ir rinkomės. Ir tam senukui kokių 70 metų bus. Moterytė tai tokia buvo pikta labai, bet vyrukas labai draugiškas, aš iš pradžių jos išsigandau. Nu čia aišku, jo, kas pirmą kartą užvažiuoja, tai atrodo tokia parduotuvė, restoranas, kažkas neaiškaus, nes užeini į vidų, tai ten kaip parduotuvė. Tai aš užsisakiau žuvies, o Karolina užsakė kiaulienos, jautienos troškinys. Thank you. Bon appétit. Thanks. Very good. Atnešė mums maistą su bulvytėm, dėl bulvyčių reikėjo šiek tiek palaukti, atrodo iš tiesų sultingai ir skaniai. Su Graikija susipažinsim nuo jūros gėrybių. Skanu, labai skanu. Mane irgi skaniai. Labai minkšta jautiena, jinai grįžta. Skaniai pavalgė, mums dar atnešė deserto. Baklava turkiška. Tai pas graikus jinai irgi labai populiari. Bet man asmeniškai šitas desertas per saldus. Grįžtam į Turkiją. Su dužo padukas. Grįžtam į Turkiją. Labai skanu. Ir tau nesaldu? Saldu labai, bet tai skanu. Čia ta baklava, tai čia yra sluoksniuota tešla, sirupė jo, kažkokiam, ir pabarstyta pistacijomis. Ten įdaras dar kažkoks eina. Nu gal ir įdaras eina. Čia su įdaru. Turkijoje labai daug atsivalgėm mes jų. Ten jau ant kiekvieno kampo. Iš tikrųjų labai skaniai pavalgėm, bet ir kainos nerumūniškos nustebino. Tai sumokėjom už viską 40 eurų. Šiaip kažkas pasakys, čia normalu, ta prasme, 240 eurų, bet mes kai grįžę tik iš Rumunijos. Bet ne, čia buvo tiesiog 2 karšti ir 1 švepsus, tai taip brangoka. Nu tai vienas karštas apie 18 eurų. Bet žinok, čia Graikijai visur panašiai, jo, bus po 18. Eidam dabar užkampiais pavaikščioti. Jo, balandžiai. O, Karolinė, atsistok. Šūdai. Ten niekur nenaisim. Ne, čia nepraeis. Tokios mažos gatvelės. Nėra visiškai žmonių. Galima gal kažkaip nusileisti iki jūros. Gal ir nusileisim, žiūrėk. Ir kaip visada tik įjungiu kamerą ir pamatau Afriką. Žiūrėkit, kokia graži Afrika. Man iš Afriko šita spalva pati gražiausia, kad tik šitas modelis senesnis, Karoliai. Ir jeigu tokia naujesnė Afrika kaip mano, tokios spalvos nėra. Ir dar vienas kažkoks mopedas. Bet čia jau kenietis greičiausiai bus. Šiaip Graikijoje labai daug Afrikų. Jau matėm mes 3. Dabar užlipom į šito miestelio apžvalgos aikštelę. Sunkus buvo labai pakilimas, daug laiptukų. Marius mane apgavo, čia galima buvo su mašina privažiuoti. O mes ėjom. Oi. Nu gražu. Bet žinok, drono nepakelsiu. Aš va čia vat norėjau droną kelt. Lietus lyja. Einam, dar aukščiau galima užlipti. Prie varpos. Čia dar yra bokštas su varpinė. Tai galima irgi užlipti. Skambinsi? Nu gražu labai.
Labai aukštai pakyla. Ir čia dabar galima turėti pakabą ir iš to laidų taip nusileisti. Gaila, kad neturim pakabos. Nu, bet galima ant džempo. Mes važiuojam pakeliu į mūsų apartamentus ir pamatėm va tokius va kaštonus. Ar čia gal ne kaštonas? Au! Dūrė stipriai. Atrodo, kad bus... Čia labai mažas. Ten tai tokie dideli, va tokio dydžio. Jo, Kaip- ir po 3. Po 2, po 3. Kaip beisbolo kamuoliuko. Bet man atrodo, čia kaštonai bus. Ir jeigu aš neklystu, jie juos parduoda ir kepa, valgo, ten marinuoja. Nu, greičiausiai kaip kažkoks riešutas atrodo viduj. Man atrodo, kad čia kaštonas bus. Labai gražiai atrodo. Labai gražiai. Ir labai gerai dūrė. Ir mes su Karolina kaip babutės per visas parduotuvės praėjom, pračekinom kainas, jūs nepatikėsit. Ant kiek viskas čia brangiai. Nu, ta prasme, mes nepadauginam. Viskas kainuoja po 5 eurus. Taip, pakuotė jogurtas ten vos ne 5 eurai. Taip, taip. Tas, kur pas mus kainuoja eurą 20, ten kainavo 2,90. Nu, tipo, susipūstyčiai, tokie, nu, patys leviausi. 4,9. Nu, ta prasme. Per visas parduotuvės praėjom, sutikrinom kainas. Vienoj parduotuvėje nupirkom citriną, kitoj parduotuvėje nupirkom vandens Ir sausainių. ir sausainių. Ir arbatos. Jo, Lipton pakuotė arbatos kainuoja 5 eurus. Tai o kitoj buvo 10 pakelių, tai ten kainavo €60. Jo. Nu, labai užkeltos kainos. Šiaip Graikija nėra pati pigiausia, aišku, bet čia tai kainos tai užkeltos košmariškai. Tai viskas, mes po truputį einam į savo apartamentus, atsisėsim į balkoniuką su vaizdu į jūrą. Į kokią jūrą, Karolina? Jo, Jo, apačioj parašysiu, irgi neatsimenu. graikiška jūra. Tai. Tai kokia? Adrijos gal kokia? Ne Adrijos jūra, o Jonijos jūra. Tai žinokit, net ir nežinočiau. Jo. Nes aš kažkodėl galvojau, kad čia bus Adrijos jūra. Tai ką, bičiuliai, mes jau savo apartamentuose, balkoniuke. Žiūrėkite, jau saulė po truputį išlenda. Į vakarą ir gedrėja, ir Jo, jo, gražėja oras, ir nuotaikos gerėja, ir mes gal biškiai pailsėję po skrydžio, nes tokia diena buvo gana sunki, nes po skrydžio buvo. Jo, tiesiog kad po skrydžio. Nors ir nesunkus skrydis man buvo asmeniškai. Nu, pas mane buvo beprotnavės. Tai vat su tokiu vaizdu mes sėdėsim. Planuosim rytojaus dieną ir žiūrėsim MotoGP. Jo. Tai ką, bičiuliai, ačiū visiems, kas žiūrėjot iki galo, kas palaikot mus, kas spaudžiat laiką, kas palaikot per Contribui, palaikot per YouTube, palaikot per Revolut platformą, kaip aš vadinu. Visiems didelis ačiū. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.